Žinai, man vis tik tai tu ir esi apie tą, tarsi tavyje yra kodai, aš taip vadinu, dažnis tam tikras, kurį tu gali skleisti į išorę savo klientam, sakykime, ar ne savo aplinkai. Ir tas dažnis yra drąsa naujovėms. Nes tu Taip, pati tai patiri nuolat savimi, ar ne? Ir išdrįsti, kaip tu sakai, ir ta pati kosmonautė buvai virtuali asistentė, ir tu tą patį matai kitame, labai greitai atpažįsti, kuris jisai savo meluoja, kuris bando save sumažinti, tam, kad įtiktų į kažkokias tai normas. Ir va tu gali va tą kodą savimi sakyti, ne, davai sustok, einam kažkur didesnę misiją, pasižiūrim, ar ne, apie ką tu esi. Jo, išjudinu tiem pokyčiam. Jo, pas mane tikrai yra ta energija išjudinti pokyčiam. Tempą pasirenkam, vieniem reikia daugiau gazą spausti, kaip juokauju, kitiem reikia truputėlį švelniau, lėčiau ir viskas tai yra gerai, mes visi mhm, esam skirtingi. Aš atsimenu, kai virtualią asistentę pradėjau dirbti, nu tai, nu tikrai į mane kaip į kosmonautę žiūrėjo, ta prasme, ką tu čia prisimastei buvo. Bet aš žinau, ko aš noriu ir aš va tada drąsiai ėjau. Realiai ir šiandien tas mūsų pokalbis yra irgi, aš jau jaučiu viduje, man tiesiog iš vidaus veržiasi, kad aš žinau, ko noriu. Aš noriu, kad rinka pamatytų, kad aš gebu kitaip mąstyti, mhm. kad, nu, vat ir pamatytų ir priimtų. Nes gal ne viena aš pati tokia esu irgi, gal dar yra labai daug, kuriems skauda, kai jie reikia susimažinti. Gal kitas net nemoka įvardinti to, kad jam, sakykime, skauda, bet, nu, suvokia, kad kažkas galbūt šiek tiek, nu, ne taip yra, nu, kad nėra tik, ar ne, ten nebegali savęs tapatinti tik su profesija. Jo, iš tikrųjų ateina laikas, nu, kai atsiranda tų kitų krypčių žmonių, ar ne, kaip aš sakau, nu, vandeniškas galbūt laikotarpis, gal ta netgi šiek tiek siejasi su dirbtinio intelekto atsiradimu, nes informacijos yra begalė, ar ne? Bet mokėti ją jungti, mokėti ją atrinkti, sisteminti ir visa kita, nu, mums reikia įgūdžių turėti, ar ne? Ir va, naujos kartos ekspertai gali truputėlį kitaip vesti mus, kai apsijungia visą tai, ką mes turim savyje. Ir va tas neatmetimas savęs, jo, priėmimas labai svarbus ir išdrįsimas.